Sveiki, draugai! Mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastos. Aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Vakar epizode mes aplankėme Wake Village vandenlenčių parką Grybšniuose. Na, o šiandien pagerėjus orams mes pradėm 10 savo kelionės dieną, tai yra paskutinioji diena ir dabar jau leisimės į pirmą vandenlenčių parką, nes gražus oras ir reikia plaukti. Kaip jautiesi pradedant paskutinę 10 dieną? Jaučiuosi puikiai dėl to, kad pagaliau išlindo saulė ir galima apsimauti šortus, nebe džinsus ir net nereikia striukės. Čia yra ko gero didžiausias privalumas, kad nebereikia lietpalčių, nebereikia striukės. Aš visą kelionę prabuvau su šortais, tai tas man kaip ir ne visai aktualu. Bet labai smagu, kad panašu, kad šiandien bus geras oras, gal net sušils iki 25, man atrodo, praneša. O dabar mes keliaujam į pirmą paskutinės dienos parką ir tai yra Mad Bay vandenlenčių parkas. Kuo šitas parkas išsiskiria iš visų kitų Lietuvos parkų, tai yra tai, kad jie turi ir rato sistemą, ir 2.0 sistemą. Tai yra tikrai didžiulis išskirtinumas, nes jie yra vieninteliai Lietuvoje turintis 6 bokštų Riksen parką ir 2.0 Wake Station parką. Plius, pats parkas yra įsikūręs būsime karjere, tai dėl to jų vanduo būna toks smaragdinės žalios spalvos. Tai vienintelis tai yra vėjas, šiandien kaip ir ramu, bet dėl vėjo pajūryje dažnai būna bangos. Visose parkuose tai pažiūrėsim, kokios sąlygos yra dabar tenais. Tai mes tenais būsim už 9 minučių, tai važiuojam ir pažiūrėsim. Važiuojam. Sąlygos atrodo nuostabios. Nebereikia lietpalčių, galima eiti su maikute ir šortais. Vanduo lygus, vėjo nėra, lietaus nėra, protarpiais išlenda saulė. Kas gali būti geriau? Tobula paskutinė diena. Varom išmėginsim Mad Bay vandenlenčių parką. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace and find. Šeštas parkas? Ne, 27. Jo, 27 parkas. Mad Bay vandenlenčių parkas, šalia Klaipėdos. Gražus oras, lygus vanduo. Kas gali būti geriau? Tai vėlgi apie figūras labai daug nekalbėsiu, nes čia yra jų tikrai nemažai. Geriau tiesiog paplaukiam, pasimėgaujam ir pažiūrim.
ką galiu pasakyti po pirmo rato, tai kadangi čia stovi 6 bokštų Rixen sistema, tai tikrai posūkiai yra žiauriai švelnus. Nėra 90 laipsnių kampo, tai kaip, jeigu tai yra pirmi tavo ratai parke, tai čia yra tobula vieta, nes tas 9 laipsnių kampas dažniausiai būna baisus naujokams. Neblogai ištekintas 9 dienas. Gerai, va, kolegą turim, filmuoja dabar. Norėjau pasakyti, kad savininkas kameros, influenceris mūsų, nežinau, koks jūsų vardas, ant įteimo labai skaudžiai nukrito. Auč. Va, nežinau, va. Gal viskas gerai. Ant bokso palikau ranką. Einu, maudžia. Barą išlaikau, bet maudžia ranką. Bet lauk galiu, 2 parkai be šito liko, kaip mes išgyvensime. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace of mind. Now you want more, 'cause there's no reason. I will shed no tears now that you're gone. There are times when I tell you anyway, but I know you wouldn't like it anyway. Noriu pradėti. 10 diena, 27 parkas ir šviečia saulė. Kas gali būti geriau? Taip, atvažiavus švietė saulė, nebuvo vėjo, lygus vanduo, tobulos sąlygos. Realiai visą kelionę svajojom apie tokias sąlygas ir pagaliau paskutinę dieną atėjus gaunam gražias geras sąlygas. Pats parkas yra žiauriai gražus, mes plaukiam tik tai rate, 2.0 neplaukiam. Tai tarpai tarp figūrų, tiesiosios, labai ilgos, tarpai tarp figūrų dideli. Sistema tempia labai maloniai ir švelniai. 6 bokštai, tai nėra tokio labai staigaus posūkio. Tai labai fainiai, labai maloniai. Gaila, kad labai
kvailai ir absurdiškai krešinau. Tai truputį susitrankiau ranką, koją, petį. Tai bet ne, jau šaldantį tepalą teko išsitraukti, jau teko ledą panaudoti. Bet liko 2 parkai. Dar šnekant apie medbėjų, tai labai skanus maistas. Bent jau man, aš pasiėmiau baulus lašišą, tai tikrai labai skanus buvo baulas. Taip, maistas tikrai labai skanus ir taip pat apie patį parką, apie pačią sistemą tikrai labai malonu plaukti, nes aš kaip nepatyrusi raiderė, tai man tokiam parke tikrai gera plaukti, nes ilga tiesioji, tai labai malonu. Taip pat ir figūros, jos tinka tiek pradedantiesiems, tikriausiai tiek ir patyrusiems raideriams labai gerai tinka, bet labai gerai prasiplaukiau. Ir patys darbuotojai labai malonus ir už baro dirbantis, ir operatoriai, ir kasai. Tai visi žmonės šypsosi, visi gerai nusiteikę, gražus oras, kas gali būti geriau paskutinį dieną pradedant. Tai ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą, liko vos 2 video be šio. Ir mes keliaujam į sekantį parką ir susitiksim su jumis rytoj. Iki. Iki.